Kai atsinešame savo telefoną į susirinkimą ar prie pietų stalo su savo šeimos nariais, ar iš tikrųjų įsivaizduojame, kad niekas jo nemato. Jis dabar neskamba, aš nieko nedarau, aš neatrašinėju, aš tiesiog laikau rankose. Ir kaip tu dėl to jautiesi? Kur krypsta tavo dėmesys, kai aš laikau savo telefoną rankose? Ir kai padedame jį apverstą ant stalo, tai irgi nėra mandagumo požymis. Dar geriau, kai paimam telefoną ir mums reikia čia skubiai atrašyti ir bandome tuo pačiu metu kalbėti su žmogumi, mes siunčiame psichologinę žinutę žmogui, kad tu nesi dabar svarbiausias, nes aš turiu svarbesnių reikalų. Telefonai nėra vietos ant stalo. Įsijungti gali fokus režimą, dar geriau patraukti telefoną savo iš akių, kad jis tavęs nedirgintų, nes jeigu tu jį turėsi visą laiką šalia, net nepastebėsi, kaip panirsi į srautą ir tu būsi ne čia, o visai kitur. Bendraujant su žmonėmis yra vienas paprastas triukas. Ne tik imituoti, kad klausaisi ir ne tik klausytis, bet padaryti taip, kad žmogus pajustų, kad tu iš tikrųjų jo klausaisi.